Pirmiausia, apie pačias rungtynes. Sakyčiau, kad rungtynės pavyko, nes buvo pasiekta pergalė. Pergalė išvargta, valinga, karšta, vienas keitimas. Buvo du, susitraumavo žaidėjas, su vienu keitimu žaisti tokiom oro sąlygom labai sunku. Ir plus varžovas, vis tik tai diviziono kito nugalėtojai. Bet komanda parodė charakterį ir laimėjom. VVG sakė, kad stengiate žaisti pagal jų pamėgtą planą, tai yra gintis. Čia sąmoningai pasirinko tokią taktiką? Iš tikrųjų, būtumėm turėję daugiau keitimų, aš manau, kad būtumėm bandę spausti juos. Kadangi dabar privertė taip, kad turėjom tiek žmonių ir pati situacija tokią rungtynių taktiką nulėmė, sakyčiau taip. Šiaip jau 2-0 yra daug prieš atsakomasias rungtynes. Sakyčiau, kad pakankamai, bet galbūt ne tiek, kiek galėjom iš tikrųjų mušti, nes buvo ir 3 išėjimai kažkur vienas prieš vieną ir tikrai turėjome mušti daugiau. Pagal progas tikrai buvom, sakyčiau, kad verti didesnės pergalės. Ačiū.